Šviečiamoji gyvulininkystės programa jau beveik 10 metus suburia šalies vaikus į pažintinę kelionę po gyvulininkystės pasaulį. Programos dalyviai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai bei 1–8 klasių moksleiviai pamokose sužino apie ūkiuose auginamus gyvulius, paukščius, jų naudą žmonėms, o nuvykę į ūkius pamato ūkininko kasdienybę, kur laikomi gyvūnai, kuo šeriami. Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje jūsų klasė dalyvauja pirmą kartą. Tai koksgi tas pirmasis įspūdis? Mes dalyvaujame pirmą kartą, tai pirmasis įspūdis yra nepaprastai geras, nuostabus, sakyčiau. Vaikams tikrai labai įdomu ir labai džiaugiamės galimybę dalyvauti, kad esame pakviesti, kad galime turėti galimybę apsilankyti, ne tik tai gauti papildomos medžiagos, kuri mums labai naudinga tiesiog ir pamokų metu, ir pamokinėje veikloje, daug sužinom apie gyvūnus, bet ir dalyvauti gyvai, susipažinti su gyvūnais atvažiavus į ūkį. Jūsų mokykla yra mieste. Dažnas iš jų turi kaimą ir gali realiai pamatyti vištą, žirgą, avį. Iš tikrųjų dalyvauja nemažai vaikų, bet iš tų dalyvaujančių tik tai keletas turi kaime auginamų gyvūnų, ar vištas, ir triušius dažniau, bet su avim, ožkom, arkliais susipažįsta tikrai retai. Net važiuojant į šią edukaciją, žiūrėjom per langą, ką galim pamatyti, tai net keletas matė karvę, tai kaip įvykis, įspūdis didelis pamačius karvę. Labai vaikams patinka, labai įdomu, labai įdomi edukacija įtraukia, vaikus įdomiai labai pasakoja. Man labai įspūdį paliko, kad antys bėgikės deda pailgus kiaušinius ir žalius, kad žąsys mėgsta žolę, kad šitie poniai priklauso kaip ir prie žirgų, bet tiesiog pagal ūgį skirstomi. Tai čia yra mano didžiausi įspūdžiai. Jeigu draugai nebūna ekskursijai, pavyzdžiui, iš kitos klasės, tai aš papasakoju, kaip nepapasakosiu įdomių dalykų. Nuo pirmųjų programos veiklos metų joje dalyvauja Mosėdžio gimnazijos moksleiviai. Mes dalyvaujame nuo pirmųjų metų beveik, kai programa prasidėjo. Ir aš dalyvauju, stengiuosi su 5–8, tame 3 modulyje. Ir todėl kasmet imame, ar kas 2 metai patekę į programą, imame kitas klases. Esam buvę ir su didesniais, ir su 8-okais. Dabar šiemet pasirinkom tokius jaunučius 5-okus. Manome, kad vaikams yra labai gerai. Jie išgirsta ūkininkus, apie ūkininkų darbus. Tai viena iš. Kita yra labai gerai vaikų ir tėvelių bendrystėj, ryšiams su tėveliais stiprinimui. Ir šeimos ryšiams su gimnazija, ir iš profesinio ugdymo karjerai, nes pati esu dar ir karjeros specialistė. Ir iš tokio bendro kūrybiškumo. Nes ne vien tik apie gyvulius sužinome. Bandome įvairias technikas, pasitelkiam technologijų mokytojas, dailės mokytojas. Iš tų ilgamečių klasių, kurios dalyvaudavo šviečiamosios gyvulininkystės programuose, kas 2 metai vis atsiranda po mokinį ar mokinę pasirinkusią vieni veterinarė, kiti žemės ūkio akademijos, kitas specialybės. Mažiausius programos dalyvius ir jų auklėtojus labiausiai džiugina nedidelės smulkių gyvūnų parodėlės. Internete užkliuvo informacija, kad vyksta tokia programa ir aišku, gavom iš savo švietimo skyriaus persiųstą laišką, kad galimybė dalyvauti švietimo ugdymo įstaigoms, įskaitant aišku ir ikimokyklinės ugdymo įstaigas. Tai susidomėjom ir bandėm pernai sudalyvauti, bandžiau rašyti paraišką projektui, tačiau mums nepasisekė, bet aišku, nenuleidom rankų ir šįmet kažkaip sėkmingai papuolėme ir labai tuo džiaugiamės. Nėra geresnės ugdomosios medžiagos žmogui, augančiam ypatingai žmogui, mokytis dėmesingumo, meilės, atjautos, pareigos, atsakomybės ir visų pačių gražiausių žmogiškųjų vertybių. Metodinė visa medžiaga tikrai labai didelė pagalba mokytojams, kadangi duoda puikių minčių, puikių idėjų ir vaikų inspiruota netgi veikla, kuri iš metodinės medžiagos kyla, tai mokytojams tiesiog yra nuostabi medžiaga jų veiklai. Jūsų manymu, kokią įtaką turi šviečiamoji gyvulininkystės programa, ugdant jaunąją kartą ir supažindinant ją su kaimo gyvenimu, su kaimo ūkiniais gyvūnais?
Tai ypač šiais laikais, kai vis mažiau galimybių kažkur pas senelius pabūti kaime, pažinti ūkinius gyvūnus, žinoti jų veislės, kaip atrodo, kokia iš jų nauda, kaip visa maisto grandinė susidėlioja, tai labai svarbu tokios šviečiamosios programos, kur vis dar vaikams suteikiamos galimybės pažinti tą, susipažinti su ūkiniais gyvūnais, būtent kaimo vietovėse pas ūkininkus, žinoti, kokie gyvūnai yra, ką jie daro, kokia iš jų nauda, pačiupinėti tiesiogiai ir galbūt atrasti save, pamatyti save, renkantis vėliau specialybę. Kasmet yra rengiama ta šviečiamoji gyvulininkystės programa, kur kviečiamos dalyvauti ugdymo įstaigos. Kasmet sudalyvauja apie 40 ugdymo įstaigų. Per metus su gyvulininkystės programa susipažįsta apie 1000 vaikų, tiek priešmokyklinio, tiek mokyklinio amžiaus vaikai. Ir tiem vaikam yra ruošiamos ne tik išvykos gyvai pamatyti, susipažinti su ūkiniais gyvūnais, bet ir įvairi metodinė informacija, tiek leidinukai, tiek žaidimai, tiek organizuojami konkursai, kuriuose kviečiami dalyvauti tų ugdymo įstaigų moksleiviai. 2024 metais šviečiamojoje gyvulininkystės programoje dalyvavo 40 ugdymo įstaigų, su gyvulininkystė iš arčiau susipažino 1500 vaikų. Pasibaigus programos veikloms vyksta kūrybinių darbų konkursas, kurio tikslas pademonstruoti bei įtvirtinti dalyvių įgytas žinias apie ūkininkavimą ir gyvulininkystės svarbą. Programos dalyviai kūrybiniais darbais atskleidžia tradicinės krašto gyvulininkystės ypatumus ir naudą visuomeniai. Susidomėjusios programa ugdymo įstaigos gali sekti informaciją Žemės ūkio agentūros interneto svetainėje, kurioje 2025 m. pradžioje bus paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas dalyvauti programoje. Nuo mažens ugdant atsakomybę, pareigą, meilę gyvūnams auga jautresnė ir supratingesnė karta, o šviečiamoji gyvulininkystės programa suteikia galimybės praturtinti ugdymo programas ir sudaro platesnę erdvę pažinti mus supančią aplinką.